Jurga ir Andrius jau gavo projekto ekstremalų titulą. Pati pora save vadina lengvai kvaištelėjusiais. Dar prieš 7 savaitės kalbinta Jurga pasakojo, kad jau ruošia triukus šio sekmadienio pasirodymui. Mes jau dabar repetuojame, nežinau, 10 turbūt pasirodymo kažkokius tai dalykus, tai iš tikrųjų temų yra daugiau pas mus, negu mes jas dar net žinome ir minčių. Už tai labai norime išsilaikyti kuo ilgiau projekte tam, kad galėtumėm parodyti jūs visus jums įmanomus ir neįmanomus savo kažkokius eksperimentus. Šokis ore. Idėja atlikti tai, ko Lietuvoje niekas nedarė, kilo Jurgai. Tad pora kelis mėnesius neišlindo iš Labas nuotykių parko. Juos ten sutikome ir šią savaitę, nors oro temperatūra buvo apie 0 laipsnių ir lynojo. Pasak Jurgos, pradžia buvo sunki. Andriui teko įveikti aukščio ir laisvo kritimo baimę. Moteris juokavo, kad iš pradžių jie buvo panašus į aukštyn pilvais kabančius vabalus. Tačiau alpinistams ore ir choreografams ant žemės padedant, judesiai pradėjo panašėti į pasadoblio šokį. Jurga įsitikinusi, šis pasirodymas turėtų visiems atimti žadą. Jis bus stiprus ne tik idėjiškai, į jį investuota 10 000 litų. Triukams atlikti bus naudojama profesionali alpinistų įranga ir itin originalūs kostiumai.